Sveiki atvykę į Driftiškes. Šiandien yra penktadienis, šiandien atvažiavom kiek anksčiau, pastatėm kemperį ir rytoj iš ryto prasideda antrasis Pro lygos čempionato etapas. Kartu vyks ir Baltijos čempionato etapas, tai bus daug dalyvių įvairių ir stiprių. Kadangi praeitam video jūs tikrai labai daug komentavot, kad jums patiko track walkas, tai nusprendėm greit padaryti ir šiandien apie šią trasą. Driftiškėse yra dvi konfiguracijos iš esmės. Viena yra prasideda nuo kalno, tai ją važiavau daug kartų, o šitą konfiguraciją važiavau tiesiog kaip į treniruotę atvažiavau pasimėginti. Čia jūs matot startą. Mes taip tikimės, kad čia bus startas, nes buvo irgi vienais metais, kad čia buvo startas, kitais metais, kad buvo už posūkio startas, tai čia nieko ypatingo, įsibėgėjimas gan nedidelis ir metamės į tokį posūkį apie nieko iš esmės, jeigu čia ta pirmąją konfiguraciją, kurią ir galvoju bus, tai tiesiog turim išvažiuoti plačiai ir persimest jau į sekantį posūkį, kur bus pirmasis klipas. Čia yra zona realiai, kuri yra gan svarbi susikontroliuoti visą greitį ir trajektoriją kampą, tai reikia žiūrėti kaip įmanoma plačiau. Čia stoviu jau ant pirmojo vidinio klipo, kurį reikia paimti automobilio priekiu. Negalim užlipti ant kerbo, turim palikti vietos chaseriui. Kažkur šioje vietoje būna clipping zona, kurią reikia paimti galu, neišleisti rato ir tada mes pradedam kilti į kalną. Čia yra ta įdomi dalis, kad tu turi labai gerai suprasti, kokiu greičiu atlėkęs, kuriuo momentu tau reikia sustabdyti, nes čia yra kritinis taškas, kur tikrai labai daug galima prisidaryti klaidų. Čia turime dar vieną klipą. Kuo plačiau pasimsim čia, tuo mums bus lengviau paimti turbūt sudėtingiausią trasos dalis. Turi labai tinkamai viską padaryti prieš tai buvusiuose klipuose, tam, kad čia atsiras tinkamai, kad neperčia šiek tiek toliau, nes tada atsidursi padangose. Jeigu nedačiuoši, tai jau lipsi per kerbą. Ir dar kuo šis posūkis yra įdomus tuo, kad čia turėjom tiesiog kalną, o čia jau šiek tiek verčiamės per kalną. Tai reiškia, mus pradės šiek tiek išnešinėti į išorę. O čia vietos mes per daug neturim. Iš prieš tai buvusios sulėtėjimo zonos mes turim gan tiksliai nustaikyti labai nedideliu kampuku, važiuoti palei padangas, tačiau reikia turėti omeny, kad padangos nėra išdėstytos visiškai taisyklingu ovalu. Ši trasa yra gan negailestinga greičių dėžėms, nes tikrai dideliais sūkiais turim permetinėti bėgius ir dėžėm nelabai tai patinka. Ir taip pat jau šitoj vietoj mes iš kilimo į kalną pereinam į gan lygų pagrindą. Iš gan lygaus paviršiaus, čia maždaug šioje vietoje jau persiverčia į nuokalnę ir kažkur šioje vietoje mes metamės į sekantį clipping boxą, kurį reikia realiai toks touch and go vadinamas, kurį tiesiog paliečiam ir išvažiuojam, jis yra visiškai palei blokus. Kažkur šioje trasos vietoje vyksta persimetimas ir tada keliaujam į betono blokų sieną gan dideliu greičiu. Čia tikrai reikia ir pasistabdyti ir pataikyti gan tiksliai. Atvažiavus gan dideliu greičiu į betono blokų sieną, paleidžiam turbūt pačią pradžią palei blokus. Ko yra įdomus šis posūkis, kad jis nėra irgi ovalas visiškai taisyklingas. Dažniausiai drifte būna taisyklingi ovalo formos. Čia mes, jeigu visą laiką važiuojam palei betono blokų sieną, posūkio pabaigoje užaštrėja posūkis ir tada tiesiog atsitrenkia į blokus. Bet išduosiu paslaptį, čia yra toliausia vieta, kurią mato teisėjai, tai aš asmeniškai tai tikrai nemėgstu čia rizikuoti būti kaip įmanoma arčiau. Teisėjas nemato ar ten 20 cm ar pusę metro iki sienos, tai aš nerizikuoju. Kodėl deda beje blokus čia? Vienam etape nedėjo, bet visai netoliese jau būna žiūrovai, tai čia yra organizatoriui didžiausias turbūt galvos skausmas, kad tik tai žiūrovai būtų saugus. Tai mes irgi norim, kad jūs būtumėt saugus. Nenorim blokų, bet reikia kažkokią alternatyvą viduriuką surasti. Tai manau, kad reikia tiesiog nevažiuoti arti. Ir čia mes jau turim finišą. Tai iš esmės trasa yra tikrai gan įdomi, labai techniška, kadangi turim sulėtėjimus, pagreitėjimus, gan siauras erdves, įsibėgėjimus iki labai daug nuo kalno ir paleidimo tiesiai palei blokus. Greičiai gal ir nėra tokie dideli, bet kai viskas yra taip arti, tai tikrai yra ir efektinga, ir baisu. Tačiau turbūt dėl to mes tai ir darom, kad tai yra kažkiek baisu.
sukelia adrenaliną ir jums žiūrovai suteikia geras emocijas. Tai ačiū jums, kad žiūrėjote Track Walką. Jeigu patiko, būtinai pakomentuokit. Tikrai po praeito video labai gerų atsiliepimų sulaukiau, tai labai ačiū jums, kas pakomentavot. Kas žino, kas nežino, bet esu ne vien drifteris. Turiu ir darbą, kur dirbu Car Vertical. Šiais metais kolegos ir vėl nusprendė prisidėti prie mano kelionės drifto pasaulyje, Pro lygoje ir pagamino man nuolaidos kodą, su kurio gali gauti 20% nuolaidą. Car Vertical veikia daugiau negu 30 šalių ir teikia išsames ataskaitas naudotų automobilių pirkėjams. Jų pagalba galite sužinoti, ką veikia automobilis prieš tai, ar buvo lūšnynė, ar buvo skendęs, ar sukta rida, ar buvo daužtas. Jei abejojat, ar pardavėjas sako visišką tiesą, su Car Vertical tai labai greitai sužinosit. Taip pat Car Vertical yra labai geras įrankis derybose. Man asmeniškai nieko nebuvo, aš miegojau gerai, knarkiau kiek norėjau, Ieva sakė viskas normaliai. Labą dieną, sveiki atvykę į driftiškis, drifto karčią. Tai labas rytas, šiandien varžybų diena, buvom briefinge, teisėjai biški pasimetė patys, ką papasakau apie Track Walką, tai biški kitai pasakojo, bet manau jie senai šitos konfiguracijos nebuvo, nevažiavę simuliatoriai, tai labai paliko daug vietos visokiem daryk kaip nori. Tai manau, čia nėra gerai, bet kadangi turim 2 sesijas treniruočių, tai jie po pirmos sesijos turbūt papaišys labiau trasą, papaišys klipus geriau. Bet iš esmės viską, ką pasakau, tas ir, manau, tai yra trasos trajektorija. Dabar ruošiamės, mechanikai sužiūrėjo mašiną, pasišildom transmisiją, sulaukiam savo treniruočių grupės, mes esam antroje, dabar ką tik pradėjo važiuoti pirmą grupę. Treniruočių turėsim 2 sesijas, bendrai sudėjus, man atrodo, 2,5 valandos, tai turėtų būti užtektinai. Palyginus su Ryga, kur turėjom tikrai žymiai mažiau, tai čia bus geriau. Reikia pasidaryti mankštą ir pasiruošti ir lėkti. Įdomu, iki pasistatymo aš 3 spėsiu į grūs. Gali iš vietos įsijungti. Aš manau, kad tau 3 reiktų jungti po 1 posūkio. Aš irgi tai manau. Kam čia klausi tada? Man reikia pasikalbėti. Pats turi pajaust, kada, žinai, jungti. Tai tu po 1 posūkio žiauriai turėti spirt. Ten, žodžiu, važiuoji išorę, nu ir po to neužkampuoji ir šauni į mažą kampą ir, karančią, spiries smarkiai ir stabdai vėlai paskutinę sekundę. Kalną dar baisoka, reikia kažkaip pamėginti ten neatleidinėti tiek daug. Pasidaryti pirmus 2 posūkius ir kalną, o nuo kalno jau aš nekomentuoju, kaip tau gaunas, taip, tiesiog atsidarai ten ir viskas, tai man aš net nežiūriu, net nematau tos pusės. Ok, tvarkelė.
Esam po pirmos treniruočių sesijos. Šypsena yra, sekėsi neblogai. Sakyčiau, visai gal ir gerai. Paulius buvo antroji grupiai, tad gavom jau nuvalytą dangą ir nebuvo taip slidu kaip pirmiesiam važiuojantiem. Kelis ranus gal padariau tokius, kurie buvo tokie, Vienas buvo toksai rimtesnis, kur ant kalno žiauriai užsikampinau, ten užsikirtau vairą, galvojau, skrisiu į padangas, bet šiaip netai pavyko išgyventi. Pradžiai biškį bijojau to nuo kalno nusileidus blokų, po to vis drąsėjau ir dabar kažkaip nebėra jie tokie baisus, bet sakyčiau, kad vis tiek ten darausi mini klaidelę, gal kiek lendu į vidų, bet teisėjai iš esmės ten nemato, kiek mes esam giliai, tai tiesiog turiu tai žinoti, kad reikia galbūt ne tiek pasistabdyti, bet ir neišlėkti į atitvarus. Važiuojas kol kas neblogai, gaila tik tai, kad nepadarėm nei vieno chase runo, bandėm atšlifuoti kvalifikacijos liniją. Turėsim dar vieną sesiją, pabandysim pavažiuoti poriniu, pažiūrėsim, kaip sekas iš paskos. Publika gazuoja smarkiai, yra kas lekia tikrai labai rūkščiai, tai žiūrint tą trasą aš pats ją važiavęs ne kartą, tad žinau, kiek čia yra pavojų ir kaip greitai gali perlenkti savo automobilį. Tai tikrai spaudžiam, matau, maksimumą ir bus įdomu pažiūrėti. Ačiū, kad žiūrit, paspaudžiam dabar laiką, pakomentuojam. Ir šiaip, kas čia darosi? Žodžiu, spaudžiam laiką, važiuojam, žiūrim. Praėjo antroji sesija, netoks laimingas kaip po pirmosios. Nežinau, ar čia tiesiog trasoj gripo padaugėjo, ar dar ir biškį nuleidom slėgį. Sunerimau, susinepatoginau ir tada kažkiek susinervinau ir nežinau, nelabai gavosi tie važiavimai. Kelis šeisus padariau, kur pasidariau tokias mini klaidelės, žinau jas, viskas tvarkoje, daugiau manau, kad nedarysiu. Ši sesija kažkokia, nežinau, nėjo kortą. Gavau ir į duris normaliai, nes užsikampavau, užsistabdžiau, gazą kažkaip numyniau, nebebuvo gazo, nežinau, neperspiriau ar dar kažką. Įvažiavo biškį šoną, bet nieko tokio. Tai dabar reikia labai gerai susidėlioti viską į vietas. Kas buvo kitaip pirmoji sesija ir kas pasikeitė antroji. Įsivertinti visus šitus dalykus ir prisipūs šiek tiek daugiau slėgio turbūt, nes tikrai paprašiau. Čiut mažiau greičio, ne taip baisu, tai jo, visą tai pasidaryti ir važiuoti kvalifikaciją. Kadangi praeitam video sulaukiau labai fainų komentarų ir buvo tikrai tokių įdomesnių su klausimais, nusprendėme įdomiausius arba tokius, kuriuos galim kažką papasakoti plačiau, papasakoti ir jums. Tai vienas iš klausimų buvo Evaldo apie, kadangi drifte daug avarijų, ar drifto bolidus draudžia, kaip kasko čia turiu omeny. Kiek domėjaus, taip, yra tokia galimybė, tai daro Anglijoje, Airijoje, kažkur ten, kažkokia draudimo kompanija. Aš buvau ChatGPT paklausęs, kiek man kainuotų draus šitą bolidą, tai ten buvo virš gal 10 ar 15 tūkstančių eurų sezonui. Sakyčiau, kad turbūt kaina yra per didelė ir nežinau, kaip ten viskas vyksta. Tai Lietuvoje į driftę tikrai nemanau, kad kažkas apsidraudė. Iš žalistų tai nežinau, gal koks Vaidotas Žala, Dakarinė ir yra apdraudęs, bet kaina tai tikrai žiauriai didelė. Tai nežinau, ar tai neapsimoka.
Jeigu kalbam apie žalą, apie padengimą ten kitam ir panašiai, tai dažniausiai drifte, nežinau, jeigu kažkas atsitrenkė tave, tu neini prašyti ten kažko, tai čia yra geranoriškumai ir tiek tengiamės visais būdais išvengtų situacijų, bet būna kaip būna. Ir tvarkomės patys. Nu. Taip pat turėjau klausimą apie visą varžybų procesą, psichologiškai, fiziškai pasirengimą, apie išprakaitavimą, energijos trūkumus ir visą kitą. Tai jo, mes čia sėdėdami žiauriai išprakaituojam. Aš šiandien išgėriau beveik 3 litrus elektrolitų. Tai be jų niekur aš. Varžybose be elektrolitų manęs tikrai nerasit. Jeigu nevartoju elektrolitų, sekančią dieną jaučiuosi kaip po žiauriai gero vakarėlio. Automobilio viduje turim tikrai didelius karščius. Mes turim visas išimtas ten apsaugas, kurios sulaiko tą šilumą ir panašiai. Tai čia greičių dėžė šildomus, ten variklis, aušinimo skysčiai šildomus. Čia būna tikrai labai karšta ir be langų būna labai sudėtinga, tai dėl to aš važiuoju be langų, kad tik tai galėčiau šiek tiek kvėpuoti. Taip pat žiauriai svarbu yra padaryti apšilimą, nes kūnas atšalęs, tikrai pridarysi kažkokių klaidų. Tai prieš treniruotę padarai apšilimą, prieš sekančią treniruotę padarai apšilimą, prieš kvalifikaciją reikia pastoviai judėti. Kitaip, nors man visiškai neveikia. Kiti būna ten koja ant kojos susideda, sėdi, bet aš manau, kad tiesiog atšala ir tie raumenys nebeveikia taip greitai, kaip turėtų. Jeigu nori, kad ir į tavo klausimą atsakytume, tai užduok į komentaruose. Mano kuklę ir nedaug suprantančią galvą, tai buvo pakankamai solidu. Nu gausi bučki virs. Pateka. Galas galėjo būti geresnis, viršų irgi biški trūko, man atrodo, nesalvėjau. Pravažiavau pirmą kvalifikaciją. Tokia biški neužtikrinta pati pradžia buvo. Gal nesimatė, šiaip to bandžiau, aišku, kaip įmanoma geriau visą tai padaryti. Bet pačiam tiesiog savijauta buvo tokia neužtikrinta, bet pasistačiau. Žiūriu, įėjau į klipą gerai, sekantį klipą žiūriu irgi visai pavyko, gal ir nėra blogai, tai įgavau šiek tiek pasitikėjimo vidury trasos savim ir užvažiavau į viršų ten, tikrai per plačiai biškiai išvažiavau, bet pavyko išvengti padangų. Kiek girdėjau, ten Salvijus sakė, kad ten visi reikia galvoja, kad ten liksiu į padangas, bet pavyko išgyventi ir prasmukti. Pirmų kvalifikacinių važiavimų turim 80 taškų, kas iš tiesų nėra blogai. Žinom vietas, kur galima pasitemti. Apie 10 taškų turbūt prarandam pačioj pabaigoje, kad nesam labai arti bloko, bet ten ir nesikesinsiu tos 10 taškų, bet kitus reikia pasimti tos taškelius, tai nežinau. Bandysiu, kaip įmanoma geriau, kaip gausi žiūrėsim, bet I will try. Labai ne ten, labai kažkaip ne ten nuvažiuoja, atšalęs matosi nuo laukimo, Paulius. O kodėl ten taip gausi? Idealiai suvažiuoja, atrodė viskas nusitaikė, viskas vietoj, kampas buvo vietoj, viskas vietoj. Nežinau, biškiai gal per didelį kampukų parėjau. Idealiai, atrodė idealiai, va dabar realiai geriausiai atlikė į tą posūkį, kaip galėjai atlikti. Ir
Čia jau galvoju viskas čia yra ir čia toks vaizdas, kad tiesiog, neatsidarai ir viskas. Ne, aš pradėjau tenai, užsilokinau, man pradėjo rabint lokas ir tada, aš su sankabėlė pradėjau žaisti ir gavęs prisparkavimas. Supratau, nieko, vis tiek, all good. O kaip viršus? Viršus geras, viskas buvo gerai, apartos vienos vietos. Viskas gerai, ta viena vieta. Gerai, svarbu atsirakino tas antros treniruotės prakeiksmas, viskas okei. Važiuojas, matau, kad važiuojas, okei. Tai ką, turim kvalifikacijos pabaigą. Iš tikrųjų džiaugiuosi Pauliaus pasirodymu, su tuo įsveikinu. Neblogai suvažiavo, galėjo antram kvalifikaciniam važiavime, reiškia antram posūkyje nepadarytų klaidelių. Užsikampavau, užrakino vairą, vos neapsisukau, tai ten turėjau žaisti su sankaba gazu. Viską padarė teisingai, atvažiavo tinkamu greičiu ir tiesiog mašina atrodė, kad neužsipučia. Surinkau 55 taškus, šiaip netai pavyko išgyventi ir įvažiavom toliau visą sekančią likusią dalį. Gan neblogai. Esu patenkintas, nes esu 8 vietoje, susitinku su Karoliu Kolosovu. Pavadinčiau, kad turim pranašumą, bandysim padaryti gerą lydą, o ir Chasing Kolosovai yra patogu, tai turėtų būti gražus ir Chase'as. Kiek žinau, jisai važiuoja su 225 pločio padanga, mes važiuojam su 265 pločio padanga, tai reiškia, kad jisai galimai šiek tiek bus lėtesnis. Einu biškį apšilt, turim šiek tiek dar laiko ir šoksim į porinius. Vibracija kažkokia. Iš padangų gal vibruoja priekį. Ta prasme važiuojant nėra, tik tai šeriant. Tai dabar nebegalvok apie vibraciją, stovint starto tu turėsi važiuoti. Okei, pavarom. Švarų lydą, nepamiršti, ką turi padaryti. Nesistenk svarbiausia pabėgti. Savo lydo liniją. Kolosovas šiaip žinomas kaip mėgėjas pasirašinėti ant durų, tai žiūrėsim, kaip jam čia seksis. Opa, yra, bet nereikėjo to. Pasirašęs ant durų, jisai atsilieka, bando vytis, bet tokiu mažu kampu teisėjų tikrai nenudžiuginsi. Šaunuolis. Viskas labai gerai, jisai padarė klaidų, 2 kritinės, jis pasitiesino. Bet nepaleidė, pasiliekė, jeigu ir pasiliksi, tai labai minimalų atstumą, nes greitis jo tikrai geras, tai nepaleid baigti. Ta vibracija tai labai neramina, bet okei. Svarbiausia, saugaisi viduris, nesulindai viduris. Taigi nuo BetSafe starto arkos pajuda Karolis Kolosovas ir Paulius Petrauskas. Dėmesio! Netelpa Taso į Kolosovas, pirmam posūkį. Keista pats skrenda Paulius, bet pasitraukė iš kelio Kolosovas. Labai kažkaip įdomiai važiuoja Karolio mašina, paplokite jiems. Oi, kaip gerai. Neatrodė, kad buvo sunku, ne? Blemba, ta vibracija labai neramina. Tai grįžti į pitus ir čekinam iš karto. Esam po pirmos top 302 kovos prieš Karolį. Biški rankos dreba, bet buvo smagu, laimėjau. Žinau, kad jisai, man Salvis pasakė, kad jisai buvo išstiesinęs, tai reiškia, kad turėjau stiprų advantage'ą, bet reikėjo labai nepasidaryti klaidų, chasinant, nesulysti vidų, neužsidaryti savęs. Atstumą palaikiau tokį, kur per viduriuką. Galima arčiau, bet nereikia rizikuoti. Tik tai pašildymo zonai dar prieš pat kovą šildaus padangas ir pajaučiu kažkokį labai stiprią vibraciją. Tai kažkas nėra gerai su automobiliu iki galo. Dabar automobilis pakeltas, mechanikai tikrina, žiūri, kas čia dabar nutiko. Biškį nejauku prieš pat sporinį važiavimą dar patirti kažkokį tokį neiškumą. Tai šiek tiek išmušė gal šviežių, bet kaip ir pavyko susimti save. Reikia sužiūrėti, sutikrinti, kad nebebūtų ant kitos kovos. Tai nežinau dabar prieš ką kovosim, bet jūs jau turbūt žinot arba žinosit sekančiam kadre. Been a little too nice to y'all. Now I got an up price for y'all. Snake eyes with a piece for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 8-6 all day. I'm looking at ball today. Got lost in the ball today. I'm flipping the balls. All record, all fucking. Still count wins when
they doubt it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. Running through it with the young and women, so they listen, presence, also coming to it. I've been getting guesses when the shit is coming back. I'm the jacket with the music, listen, but I'm really Prisidarėjai, kad teko truputėlį, tai turi papušinti. Tu ramiai irgi neusidarinėjai į vidų, bet žodžiu turi būti arti. Norėtum šių marškinėlių? Pasubscribink šį YouTube kanalą, palaikink šį YouTube video ir parašyk komentarą. Noriu. Nieko nebus turbūt. Neteisingai vietai labai persimečiau cilindrų vidų. Nu, dar prieš persimetimą cilindrą ant pirmo posūkį tiesiog užsidarėjai, ką ir sakiau. Per daug vidų. Atrodo, gan sulėtėjo, tai nepasistatė. Tai nežinau, kažkaip užmyliau stabdį, tą trečią jungiau visiškai ant persimetimo ir tą mane šautino labai. Ačiū, Hebra. Ačiū. Prisidariau pats nesąmonę, bet labai jums ačiū. Gerai, buvo smagu. Mašina sveika, viskas okei. Nenukabinam nosį, kapuojam toliau. Tai prisigrybavau. Komanda tai super, visiškos pagiros. Taip pat žiauriai noriu padėkoti savo partneriam, Carvertical, Zestino, Urtai. Be jų čia nebūčiau. Ką? Apie top 16. Pralaimėjau Janeikai. Iš esmės, tikėjaus, kad pasistatęs bus greitesnis, nenuskaičiau. Ir labai vidų pradėjau lyst. Ir užsidarinėjau. Labai ten tą stabdį įmynęs, ten su kairė koja stabdį su dešinę gasą, ten laikau atstumą, kad tik tai nepabėg, bet žiūriu, kad jau vėluoju persimesti. O dar reikia bėgį pakeisti, ne tik persimesti. Tai dar ant persimetimo dariu bėgį. Žiūriu, kad aš visiškai išorė labai stipriai išnešamas esu. Galvojau, ten eisiu į atitvarus dar kažkur. Pats pasidariau tokią klaidą ir tada jau teko ten vytis, gaudyti ir viską. O kai važiavau lydę, pačiam viršui sakė, kad buvau, mano klaida buvo viršui, kad užsikampinau biškį, praradau greitį. Šiaip buvo labai smagu matyti tiek dalyvių. Komentuojam, laikinam, subscribinam, atvarom į sekančias varžybas, kurios vyks už mėnesio, taip pat Kuršėnuose, bet važiuosim į kitą jau pusę. Ačiū jums, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad būnat kartu, kad sergat. Ačiū jums, viso.